Labdien! Nu, su pavasariu. Šitą bieškino banditą atsitraukom, nes reikia daryti vien svarį procedūrą. Tai reikės numeris vien ar pasikeisti lietuviškas. Pirma, varys technikinį. Draudėm nusipirkau. Technikinį reikia pasivaryti. Po to važiuoti regitrą ir bandyti registruoti. Nes ir iš Anglijos, bet ant laims turiu laik pažymėjim. Matos kas nors. E4 ir rodiklėlį ir į kairį ir į dešinę. Reiškia, yra šviesos rauts ir lygus, o ne kabūn, va, tipo N į dešinę, A į kairį. Tai bandysim praeit, nežinau, čia kabinėtis nesikabinės. Plius dar netyčia perčiau ant šono. Nu, ką buvo paguolis ant šono, buvau palinkus rankinė ir galvoju, tai jis nulaužiau. Esu užsisaikęs. Nežinau, atės ar neatės. Kažką turėtų per 2 savaitę atsiųsti. Bet ganėtinai ilgą, tai norėčiau dabar susitvarkyti, aš manau. Ir dėl laiko trūkum. Nes vėliau galiu nebespėti užsiregistruoti. Nu ką, spėsiu užsiregistruoti, bet reikės per visus darbus. Dabar smarkiai liek visur, tai bieš laisviau norėtus vieną dalyką pasidaryti. Nu ko, važiuojam. Pajausti pirmą jausmą. Čia apskaitos nebegali, jau važiuojam tų kelių, nes dar yra apsnygis. Biš baisiai pačiam neapgriūti. O čia legali, o skaitos nelegali. Šilta šiandien. Nu, matysim vieš greičiau, ko pavažiaus. Nesinori, aišku, bėgti. Nes vis dėlto galbūt kažkur pašalė. Ir kad neturėti griovį. Visai šilta. Neperstačiau mylių kilometrus, reikės nepamiršti. Fainas jausmas toks sugrįžti į kelią su motociklu. Labai tikiuosi, kad nesustabdys man sniegs, nes pagerti tikrai, kad nepagers. Ir neaišku, kaip mes čia skaitomės legaliai, nelegaliai, kaip galim važiuoti nuo kovo 1. Kaip ir kelią nuterpi, nukapinėsnė, jeigu pat kelią, bet pakraščius tai ir. Kaip čia traktautinai. Nu, pabandysim pasakyti, kai technikinį tik tą važiuonam, tai gal labai nemuš. Nu, fainas jausmas, tikrai. Turgų rateks užsimovis. Striukį, papačik tą vienas bluzonci maikį. Nežinau. Nėra šalt. Da kol užsivilkau, mūsų vilkaus, tai biškai suprakaitavau. Toks jautus drėgnus, bet tikrai nešalt. Tai tokį orą drąsiai galėtų važiuoti. Be problemų. Kernį su pašiltinimu ir išvaisko jis net nešalta ir bieškai viršau. Į ilgesnį kelionę, jeigu važiuoti reikės, gal pasimauti kažkokį tai šaltą. Šitas statybas vyks, dešlų pilna, motociklus spurvins. Aišku, keista, aš čia atrodo visiems, kai jau kovo 2 važiuojant su motociklu, bet tokon. Amuniai to rūpėti, kon kas galvo. Bet tik man faina.
per jau smėlius. Dar tik dainelį šitą papolį, kad saulė šveit. 4 laipsniai tik tą laukia ir fain. Nu, kibiriuk, cukis. Dėkį manai, sakys, čia baisė daug balų. Tai mondravot nereikėtų labai. Nu, da ne tiek važiuoti apsimatuoti, kad tokiai sneigu kalną kai ir belė kokį dydį. Šiaip norėčiau visiems priminti, kad ir pavasaris žmonės su mašinom dar neprat prie motociklininkų. Tai žiūrėkim į mašiną, saugokimės patys, neviršykim greit, atsargiai važiuokim asfaltu, da tebe šlaps, tebe šalts, da kai kur iš punaktais ypač galbūt ir pašalį, paledėjai. Ir, nu, būkim saugi keli, nes pernai met labai daug netekčių buvau, užpernai irgi. Tai pasisaukim patys, pažiūrėkim, nepolkim berekal, neskubėkim kažkur tai išlyst, kažkur išvažiuoti. Biški žmonės tiek apsiprant, nes tas pavasaris toks ir į teplabą žmonės būna išsiblaški, saulėlį pašvėti ir iškart viens kits pradėt kažkur skubėti, kažko nužakint, kažko da padarė. Nu ir turim pasiekmes kaudytis, tai jo, žodžiu, būkim atsargiai keli, gerbkim viens kits. Dar toks viens moments, dabar štai kelios veitos, aišku, su mašinką važiuojant taip nesijaut, bet ir labai iš pažymos iškėlus asfalt. Ir tokie gaunas, kad trampliną net motociklus ves pašok. Nereik negreit, atrodo, šitą važiavom, šimtok. Ir tikrai gali nubėgti, ypač kaip minėjau, kad kelda nėra sauls, asfaltas nėra šalts. Saugokimės. O šiaip šitą važiuoti, nežinau, jau nuvažiavau apie 20 km maždaug. Ir, nu, nėra šalta visai. Balaklavės užsidėjus vasarėnį visišką, biškum kaklą. Striukį, kaip sakau, be pašiltiniam, Gore-Tex. Nu, teik nepraputa, aišku, bet gal su kokį stryto, aišku, su čioperiuku. Būtų ne taip malonė važiuoti, bet šitą su Honda. Realiai niek nejaut. Iš Almų į Jėlį spot. Labai smagia. Atrodo, galėčiau VSD-in dar lėkti. Nežinau, gal da biš pavažiaus, koks ronks pradės šalti, nes pirštins irgi ir žeimėnis, toks patras sudinokis. 4 laipsnio šilumos matau. Nu, va. Fainai, aplinkau balt, asfaltas nukėrpis. Smagu. Bekam toliau. Jo, žodžiu, pradėjau važiuoti. Čia prasukau apie 30 km štai iki Telšių. Ir biški ronkelį šitą, kur miškį važiavau, kur saulės nebuvau. Biški pradėjau šart, bet ganėtinai normaliai. Tai dabar tik atsiminiau, kad ir šildums ronkens. Tai biški įsijungiau, kad būtų maloniau, bet kentėti gal nenušalis. O taip. Žadėjau prasukti ten, kur Guris atsižymėjo. Galvoju, pirm žym padaryti šias metas. Ir iš tikrųjų paskui atsiminiau, kad bevažiuojant nepasėmiau iš muitinis dokumentų, katras tur į regitrą. Tai pirma varys technikienė, net nežinau, praeis aš dėl tos rankinėlis. Bus matyti stabdė veik, o čia prisikabins prie rankinėlis, neprisikabins, nežinau. Tai žodžiu,
pabandys prasivaryti technikėnį, jeigu technikėnį pravarys, tai gal nuvažiaus pasiims, dokumentus prisiregistruos. Nes motociklas turėtum būti veito, ką registraunis. Nu, tokios veitos biškai atsargiau reik būti. Pelks viskas. Bandysiu čia pastatyti, net pirm paklausti. Nes man atrodo, mane į bendrą ir nereikės stotis. O gal reikės. Nu ko, praėjau technikėnį, prisiregistravau, viskas toks, esu legalus vairuotojas. Tai jodu mums viskas ok. Biški. Gal nežinau, čia atvies, neatvies, bet 5 laipsnių, bet čia apšalčio biškiautas negu Perkvėtską važiavau į tom pusę. Tai bus matyti, kiek aš čia sušalsiu, nesušalsiu kitų namų. Tikrai reikia įsijungti šildim. Ronku. Nu. 3 kartą.